Labas visiems susirinkusiems šiandien į web seminarus pasiklausyti mano seminaro apie įrenginius, kurie nori visi. Pristatysiu pirmiausia su Ramūnas Domarkas, Intel atstovas Baltijos šalyse. Ir iš tikrųjų, šiandien mes būtent kalbėsime apie įrenginius visokius, kurie turi procesorių, galime ir taip pasakyti, kurie jūs perkate, kurie jums yra reikalingi. Seminaro eigoje jūs uždavinėkit klausimus, ten kažkur yra pastraipa ir aš seminaro pabaigoje bandysiu juos visus atsakyti. Iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsim, kodėl yra toks seminaras, kodėl aš norėjau padaryti, tai kad kai žmonės perka kompiuterį, netgi iš tikrųjų nežinovai kartais susiduria su problema, kaip išsirinkti teisingą įrenginį. Kas yra tas teisingas įrenginys, kurį mums gali reikėti, ar tai yra tas būtent pigus, kuris kainuoja šiandien 1000 litų, ar tai 2000 litų, 3, 4, kuris iš tikrųjų yra teisingas, kurį parametrą reikia stebėti ir kuris yra vienas svarbiausių, aišku, pačiam įrenginį. Ir iš tikrųjų šiandien dar apžvelgsiu labai stipriai temą, kuri yra svarbi mums kaip Intel kompanijai. Ir aš manau, kad daugelis žmonių, kurie iš tikrųjų tą daiktą paima į rankas, tai yra Ultrabook tipo kompiuteriai. Aš turiu prie savęs nemažai įrenginių tokių, kuriuos aš transliacijos metu jums parodysiu, pademonstruosiu ir į ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, kodėl jie yra vienokie ar kitokie. Tai iš tikrųjų šiandien mano temos yra tokios ir mes galim pradėti eiti. Visų pirma, aišku, vienas niuansas tiem, kas galbūt, aš tikiu, kad visi daugmaž žinote, Intel didžiausia procesorių gamintoja šiandien dieną pasaulyje, ar ne? Ir mūsų tas kelias procesorių prasidėjo dar 1971 metais, tai yra daugiau negu 40 metų atgal, kai mes išleidom pirmąjį procesorių, tada buvo 3 kartos, 4 serijos, Pentiumai pirmieji atsirado, 2 ar 3 ir aišku, prieš 6 metų iš tikrųjų didelis žingsnis į priekį buvo, kai mes išleidom mūsų Core tipo procesorius. Ir šiandien dieną mes turim procesorius labai rinkoje žinomis kaip Core i3, Core i5, Core i7, kurie pirmą kartą mes juos išleidom dar 2010 metais. Ir šiemet mes išleidom jau 3 kartą šitų procesorių Core i3, Core i5, Core i7. Aš apie tai šiek tiek užsiminsiu, kuo jie yra ypatingi ir kuo yra geri. Bet vienas dalykas yra aišku, Intelis yra vienareikšmiškai lyderis procesorių rinkoje, tiek žaidimų srity, video konvertavimo ir šiaip kasdieniams darbams skirtų procesorių rinkoje, kompiuteriams skirti. Bet kitas dalykas, vėlgi, jeigu mes pasižiūrėsim į kompiuterius, ką mes turime rinkoje, kad žmonės ir Lietuvoje, jeigu ypač pažiūrėsim, tai žmonės pradėjo aktyviai pirkti kompiuterius ir naudotis 2000 metų pradžioje. Ir vadinkim, tas darbo tipas su kompiuteriais jis irgi šiek tiek pasikeitė. Jeigu pradėkim nuo to, kad anksčiau žmonės pirkdavo kompiuterius tam elementariems galbūt darbams, kur parašyti laišką, pabendrauti su draugais arba šiaip dirbti kažkokius darbus, aišku, jaunimui pagrindas buvo žaidimai, kurie turbūt ir išlieka šiandien dienai. Tai tas kompiuterių naudojimas šiek tiek vystėsi ir nuo to, kad, aišku, žmonės nori bendrauti jau šiandien ir iš karto, aišku, yra Skype'as, yra kitos programos, kurios leidžia naudotis kompiuteriais iš karto. Kitas atvejis vėlgi, jeigu prieš porą metų išėjo pirmieji tabletai arba lietuviškai tapšninukai, galbūt aš šitą žodį dar pavartosiu ne vieną kartą, kad žmonės priprato naudotis lietimui jauto ekraną. Tai yra vienas dalykas tie tabletai, kitas dalykas yra išmanieji telefonai, žmogus pripranta prie to, kad naudotis programomis liečiamų ekranu. Ir link to iš tikrųjų rinka daug maž eina, ne vien tai, kad kompiuteriai šiandien, jeigu jūs pažiūrėsite rinkoje, parduotuvės, jūs pagrindai pamatysite dar seno tipo kompiuterius, kur reikia dirbti pelę ir klaviatūrą. Bet jau dabar pasirodo pirmieji modeliai ir kitą metą iš tikrųjų bus begalės modelių naujų kompiuterių, kur jūs galėsite būtent rankų prisilietimu naudotis įvairiomis programomis ir dirbti. Tarsi nesiskirsiu jūsų darbas nuo paprasto išmaniojo telefono, to tableto ar kompiuterio. Ar tai bus nešiojamas kompiuteris, ar tai netgi bus stalinis kompiuteris arba vadinamasis all-in-one, kur bus tiesiog ekranas, kuriam jūs galėsite ir rankos palietimu dirbti ir pelę ar klaviatūrą, kai jums reikės didesnio darbo. Bet vienas dalykas yra aišku, kad kai mes norim bendrauti ir dirbti ir norim iš tikrųjų darbus atlikti greičiau, vienas iš svarbesnių parametrų yra procesorius. Ir nuo jo daug kas priklauso. Tai kad ta evoliucija eina tolyn ir galingesniai procesoriai jo labiau tuo reikalingi. Aš kai darau daug seminarų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir kiekvieną kartą, kai mes išleidžiam naują procesorių, mums užduodamas yra klausimas. O kam jūs leidžiate naują procesorių? Ar to bereikia? Ar bereikia tokio galingo procesorius? Juk ir šiandien dieną aš su 3 metų procesoriu galiu atlikti
faktiškai visus darbus. Bet kita vertus, jeigu vėlgi pažiūrėsim, prieš keletą metų mes galėjom padaryti tam tikrus darbus, šiandien tos darbus galim atlikti beveik 2 ar 3 kartus greičiau. Ir mes priprantam prie to, mes nenorim grįžti atgal. Trečias dalykas, jeigu balso atpažinimas ir iškart įrašinimas, tai užima daug pajėgumų. Ir jeigu mes ateityje norėtumėm, kad mes diktuojam tekstą ir iš karto tai atsiranda ekrane, tam dar reikalingi papildomi kompiuterio resursai. Tai vat visi šitie dalykai yra svarbus kompiuteriai. Dėl to galima sakyti, procesorius yra svarbus. Ir kodėl jis svarbus, vėlgi apžvelgsime tojo sekančiose mano skaidrėse. Tai vat, jeigu iš tikrųjų tiem žmonėms, aš įsivaizduoju daugelį žmonių prisijungusi čia supranta, kas yra kompiuteris ir supranta daugelį dalykų, bet vis tiek aš norėčiau keletą minučių praleisti, kas padaro kompiuterį tokį vienokį, koks jis yra. Tai jeigu mes pasižiūrėsime, yra keletą svarbiausių detalių kompiuterį. Viena iš jų yra grafinė posistemė, grafinė plokštė. Iš tikrųjų, aš dar vėlesnėse skaidrėse išnekėsiu apie mūsų integruotą į patį procesorių grafinę plokštę, kuri yra Intel HD Graphics. Bet kam reikalinga grafika šiandienai pagrindas? Ji yra tam, kad atvaizduoti tai, ką mes matome. Ir iš tikrųjų pagrindas, kurį žmonės išnaudoja grafiką, tai yra tie, kurie žaidžia žaidimus ir žaidimus pačius galingiausius. Ir kita grupė žmonių, kurie daro tam tikrą video, audio apdorojimą, nors ir šitoje srityje pagrindinį darbą atlieka ne video, o pagrindinį darbą atlieka procesorius. Tai kad iš tikrųjų žmonės, kurie žaidžia galingus ir naujausius žaidimus, jie turi į grafiką kreipti labai didelį dėmesį. Tie, kurie nėra žaidėjai, grafika turi būti, vadinkim, netokia svarbi ir ne pagrindinis dalykas kompiuteryje. Antras dalykas yra atmintis. Atminties kiekis iš tikrųjų labai elementarus dalykas, kurį supranta daugelis, yra arba 2, 4, 6 gigai sistemoje, kuo daugiau, to geriau, kaip sakoma. Bet vėlgi, jeigu mes operacinę sistemą turim 64 bitų, tada daugiau negu 4 gigai turi prasmę. Jeigu operacinė sistema yra mažiau, ne 64, o 32 bitų, maksimum 4, kurias verta dėti į savo sistemą. Bet vėlgi, jeigu mes pažiūrėsim našumo atžvilgių, kompiuterio našumo atžvilgių, ar mes turėsim 4 ar 6, našumo šuolis yra gal tik tais keli procentai viršų. Duoda tam tikrą, bet tai nėra būtinas reikalavimas. Optinis diskas elementaru, jokio našumo kompiuteriai nepriduoda, tai yra tiesiog patogumas, jeigu mums reikalingas CD diskas. Nors aš šiandien dienai sakau, kad pats aš CD disku gal naudojusi vieną kartą per metus, kai reikia kažką nuskaityti. Daugiausiai atveju, aišku, tai yra šiandienai USB raktelis, kuris galima pernešti didelį duomenų kiekį. Kietas diskas, kiek jis yra svarbus? Tiek, kiek mes norim duomenų įsirašyti į savo kompiuterį. Vėlgi, jūs jeigu šiandien dienai pasižiūrėsite, yra įvairia begalė pasiūlymų, nuo 300 gigų iki 500, tai faktiškai tiek, kiek duomenų jūs galėsite įsidėti. Aišku, vienintelis skirtumas, kuris iš tikrųjų jausite didelį skirtumą našume pačio kompiuterio, jeigu jūs pasikeisite iš elementaraus kieto disko į SSD tipo kietąjį diską. Ir aš rekomenduočiau daugeliui žiūrėti būtent į SSD diskų masyvą, aišku, nors jis yra šiek tiek ir brangesnis. Ir dar vienas, aišku, motininė plokštė, tai yra viena didesnė komponenčių, tai yra nuo chipseto priklauso, aš jas šiandien nesigilinsiu. Tai vėlgi nuo jos irgi tam tikras našumas kompiuterio priklauso, bet vėlgi duoda tam tikrus kelis procentus. Ir pagrindinis, aišku, dalykas kompiuteryje tai yra procesorius. Tai yra vienas ir pagrindinis parametras, aš galėčiau sakyti galbūt ne vienas, bet pagrindinis ir vienintelis parametras, kuris tiesiogiai nusako procesorio pačio kompiuterio našumą. Tai iš tikrųjų, jeigu mes eisim šiandien parduotuvę arba pirksim internete, procesorius gali pasakyti kompiuterio našumas, ar mes turėsim Intel Celeron, ar Intel Pentium, ar Core i3, ar Core i5, ar Core i7 procesorių. Šitas parametras aiškiai pasako, einant nuo vieno procesoriaus tipo į kitą, mes turim kaip minimum 10, 15, kartais netgi 20% našumo padidėjimą. Tuo atveju kitais atvejais to našumo mes galime ir nepastebėti. Taip kad procesorius yra iš tikrųjų pats svarbiausias įrenginys kompiuteryje ir galime sakyti, tai yra smegenys viso kompiuterio. Ir jeigu mes šiandien dienai pasižiūrėsime į tai, ką mes turime rinkoje. Core i3, Core i5, Core i7 procesoriai. Mes turime pardavime 2, 3, netgi kartais dar ir 1 serijos šitos procesorius. Kaip juos atskirti? Pirma serija nuo 2 ir 3 yra labai lengva atskirti, tai yra logotipas. Jeigu dabar matote prezentacijoje, yra brūkšniukas per vidurį, tai yra 2 arba 3 kartos mūsų procesorių logotipai. Tai galite pamatyti ant sistemos. Kitu atveju procesoriaus numeris nurodo
priekinis skaičiukas nurodo, kuris yra procesorius antros ar trečios, tai yra dvejetukas priekyje, tai bus antros kartos, trejetukas priekyje yra trečios kartos. Bet šiek tiek apie procesorių patį. Tai yra, mes perėjom nuo antros kartos į trečios, tai yra papildomas našumas. 10, 15 ar 20 priklausomai nuo tų, ką mes naudojamės, kokioj programai mes dirbam. Jeigu žiūrėsim integruotą video, našumas yra netgi 2 kartus daugiau palyginus su antrąją kartą. Tai vėlgi, tiems žmonėms, kurie žaidžia žaidimus elementarius, tai yra pakankamai neblogas rezultatas. Kita vertus, aš minėjau grafiką. Grafika yra svarbus dalykas tiems, kas žaidžia. Tai vadinkim, jeigu vėl mes turėsim tą pozicionavimą, aišku, tarsi norą, kad jeigu aš esu tas žmogus, kuris nori žaisti žaidimus ir noriu žaisti tos galingus žaidimus, aš turiu turėti iš tikrųjų gerą procesorių. Tai yra Core i5, Core i7 mažiausiai ir turėti tikrai gerą grafiką viduje pas save išorinę. Jeigu aš nesu žaidėjas, o iš tikrųjų esu tas vartotojas, kuris karts nuo karto galbūt pažaidžiu ten mašinėlėm, karts nuo karto kortas padėlioju ar ne, arba žaidžiu tuos online žaidimus, tai šitam žmogui integruota video plokštė yra daugiau negu pakankamai. Kita vertus vėl, žmonės įsigyja su integruota video plokštė, jie laimi baterijos gyvenimą. Integruota video plokštė, kompiuterio gyvenimo laikas, baterijos gyvenimo laikas yra kaip minimum valanda ar pusantros ilgesnis, negu tie, kas naudoja išorinę grafinę plokštę. Vėlgi žmogus tarsi mes sako, okei, man išorinė grafinė plokštė svarbi, bet kurie grafiniai plokštai prilygsta mūsų integruotą? Ar ne? Čia yra klausimas irgi. Pas mus yra toks abstraktus pasakymas, kad jeigu grafinė plokštė kainuoja iki 400 litų, tai yra maždaug tokio pat tipo kaip ir mūsų integruota, pagal našumą. Tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų tikri žaidėjai, tikri profesionalai ir nori žaisti tos pačius galingiausius žaidimus, kaip turbūt Call of Duty, nors aš nesu pats geriausias žaidėjas, ar ne, tai jie iš tikrųjų turėtų grafinės plokštės, kuri kainuotų tikrai daugiau negu 500 litų, tad būtų garantuoti, kad grafika tikrai gali būti geresnė. Kita vertus yra nemažai technologijų, kurie eina kartu su procesorium. Kaip viena iš pavyzdžių yra Intel Wireless Display. Nedaugelis netgi pardavėjų apie šitą technologiją šneka, kai pardavinėja, bet šitą technologiją ne su visais kompiuteriais, reikia žiūrėti, kuris iš kompiuterių tai palaiko, bet esmė šitos technologijos Intel Wireless Display arba trumpai tai ViDi, kad mes galim iš savo kompiuterių duomenys, video, audio, failus perduoti į televizorių be laidų. Nes šiandieną mes susidurim su tą problemą, netgi aš namie turiu begalės laidų ir kai man reikia pajungti kompiuterį prie televizorių, ieškau, kur aš numečiau tą laidą, vieną ar kitą. Tai bet iš tikrųjų šitą technologiją leidžia be laidų mums perduoti duomenys į televizorių. Full HD formatu 5.1 garsas. Tai iš tikrųjų labai gerai. Jums nereikia ieškoti kabelių ir tai iš tikrųjų labai elementariai padaroma. Jeigu klausimas manęs paklausit, ko tai reikia, tam reikia, aišku, procesorius, Core 3, Core 5, Core 7. Tam reikalingas, kad būtų viduje Intelio wireless plokštelė ir mūsų video. Nes yra speciali programinė įranga, kuri aprūpina, kad duomenys eitų puikiai į televizorių. Ir prie televizorius prijungtas tam tikras adapteris, kuris palaiko šitą duomenų perdavimą. Kai kurie nauji televizoriai, kaip LG ir Samsungo, jie palaiko šitą technologiją iš karto. Taigi iš tikrųjų ir dar yra begalės technologijų, procesorius, kurios aš galbūt šiandien nepaminėsiu, bet kurios padeda iš tikrųjų grafiką padaryti žymiai geresnę, padeda daug greičiau apskaičiuoti duomenys, greičiau video konvertuoti, palaiko USB 3.0 kaip pavyzdys, kurį nepaminėjau, nes USB 3.0 yra 2 kartus greitesnė negu USB 3.0 greitesnė negu USB 2.0. Šitie dalykai iš tikrųjų padeda mūsų kompiuteriui dirbti greičiau. Ir dalykų, kurie iš tikrųjų net nepaminėti kai kuriuose dalykuose. Tai iš tikrųjų kaip pavyzdys, mano skaidrėse jūs galite dabar matyti pavyzdys, jeigu jūs turite 3 metų senumo kompiuterį ir jeigu jūs atsinaujinsite į dabartinį Intel Core i5, 3 metų senumo kompiuterį su dabartinės kartos, tai jūs galite pažiūrėti, kad elementarūs darbai bus beveik 2 kartus greičiau atliekami. Jeigu mes video konvertaciją darysim, video apdorojimą, tai tas greitis yra beveik 20 kartų greitesnis negu buvo prieš 3 metus. Tai yra didžiulis skirtumas. Gamingas, žaidimų mėgėjams vėlgi, tai yra 14 kartų greičiau. Čia aišku kalba apie žaidimą pagrindė eina integruota video plokštė, kuri buvo prieš 3 metus ir dabar integruota plokštė. Tai yra nešiojamas į kompiuterius. Jeigu mes pažiūrėsim stalinius kompiuterius, tai čia vaizdas yra dar geresnis, ypač video apdorojime. 26 kartus greičiau mes galim turėti HD duomenis. Ir 3D žaidimai eina netgi 7 kartų greičiau negu tai buvo prieš 3 metų. Tai iš tikrųjų mes matom didžiulį skirtumą. Prieš 3 metus
buvusius kompiuterius ir dabar. Kad iš tikrųjų, kasmet, kai mes išleidžiam kažką naujo, visuomet yra tam tikras našumo padidėjimas, kur jūs galite greičiau žaisti ir patogiau dirbti, vadinkim, su savo kompiuteriu. Netgi aš turiu tokią lentelę pridėtą pas save, kur galima pažiūrėti, kaip aš sakiau, dar pradžioje, kaip aš minėjau, kuris kompiuteris iš tikrųjų yra geras. Ar ne? Nes tokį klausimą užduoda dažnai žmonės ir kai aš sakau, kai žmonės eina pirkti ir ieško pirkti kompiuterį, pas juos yra šiek tiek galvos skausmas, nes jie nesupranta ir nežino apie kompiuterius ir nežino, ką su juo veiks. Iš tikrųjų, pas mane yra tokia lentelė, kurią aš rodau, kaip iš tikrųjų, kuris procesorius yra kam. Tai jeigu mes pažiūrėsim visą mūsų liniją procesorių, tai yra Atomas, Celeronas, Pentiumas, Core 3, Core 5, Core 7, tai mes galim pasižiūrėti, kam jie yra pasiskirsti. Jeigu mes pažiūrėsim tam komunikaciją, tai yra tiesiog siuntimas žinučių, bendravimas, tai iš tikrųjų bet kuris iš tų procesorių yra nuostabus. Bet kuris. Jeigu mes pažiūrėsime video žaidimas, tai iš tikrųjų tai yra Core 3, Core 5, Core 7 lygio procesoriai. Jeigu mes žiūrėsime aplikacijas tam tikras, jeigu tiesiog dalintis duomenim, naudoti oficiniam programom kaip Outlookas ar panašiai, tai bet kuris vėlgi iš šitų procesorių yra geras. Bet jeigu mes nors ką nors labiau pradėsim daryti, tai valdyti savo sistemą norėsim. Jeigu mes norėsim darbuotis su sudėtingesnėm programom, vėlgi, mes pradedam nuo Core 3, iš tikrųjų Core 5 ar Core 7 procesorius. Jeigu mes žiūrėsim muziką, video peržiūrimas ir foto apdorojimas, ką daugelis žmonių šiandien dienai daro, tai tiems elementariems dalykams kaip peržiūrinimui, įsimesti iš fotoaparato į savo kompiuterį, pažiūrėti, ten galbūt menki redagavimo darbai, tai tinka bet kuris iš šitų procesorių. Tačiau jeigu mes nors kažkiek labiau norėsime apdoroti foto ar video, tai iš tikrųjų mes pradedam šnekėti nuo to, kad tai jau yra Core 3, Core 5, Core 7. Tam tikris darbus gali atlikti ir Pentiumas apdorojimą, tai aišku laiko užtruks šiek tiek ilgiau. Tačiau jeigu mes norim daryti namudinius filmukus savo, ir iš tikrųjų, kad neužimtų tai begalės laiko, neįsitęstų, kaip sakoma, iki vakaro ar iki paryčių, tai čia yra Core 5, Core 7 procesoriaus darbas. Tai vėlgi, ta linija. Kokius darbus mes atliekam? Žaidimai. Jeigu mes žaidžiam online žaidimus, ar ne, kaip Facebook'e yra pilna online žaidimų, tai nesvarbu, kokį mes kompiuterį turėsim, bet kuris iš jų atliks šitą darbą puikiai. Jeigu mes žaisim mainstreaminius žaidimus, ar vidutinio lygio, kaip pavyzdžiui, šiandien dienai Simsai, ar krepšinio pažaidimas, futbolo paspardymas, ar netgi tas pats mašinų pasivažinėjimas šiandien priskaitomas prie tų vidutinių žaidimų lygio, tai čia žaidimai prasideda nuo Core 3, Core 5, Core 7. Tačiau, kaip ir sakiau, jeigu mes turime 3D tipo žaidimus, kur mums reikia iš tikrųjų galingų žaidimų, galingos grafikos išvesties ar online, tam tikri žaidimai yra, aš asmeniškai sakyčiau, tai yra minimum Core 5. Pagal mūsų Intel korporacijas, tai aišku, tikras žaidėjas turi turėti Core 7 procesorių. Tai iš tikrųjų, bet kuris kompiuteris, kuris turi Intel, yra geras. Klausimas tik tais, kuriam darbui mes norim naudoti, kuriems tikslams. Pagal tai mes galim sakyti, šitiems tinkantis, šitiems mažiau tinkantis, šitiems yra pats geriausias kompiuterius. Taip kad iš tikrųjų renkantis kompiuterį, žiūrėkit, ką jis daro, ko jis nori. Baterijos gyvenimas vėlgi yra labai svarbus, kaip aš sakiau, ir baterijos gyvenimas, nors atrodo galbūt silpnesnis kompiuteris turėtų valgyti mažiau energijos, tai nėra visiškai tiesa. Core 3, Core 5, Core 7 turi tam tikras technologijas, kurios palaiko baterijos gyvenimą žymiai ilgiau. Tai kad kiekvienu atveju rinkitės kompiuterį tai, pagal kokius darbus jūs atliekat, kokius jūs darbuositės. Ir nebūtinai galima sakyti, jeigu šiandien aš nežaidžiu žaidimų, aš greičiausiai nežaisiu galbūt ir po 2-3 metų, galbūt žaisiu. Tai jūs turite įsivertinti renkantis būtent kompiuterį. Tai iš tikrųjų, tai ir mes turime apie procesorių. Apie tai, kaip yra pozicionavimas kiekvieno procesorius. Kiekvienas iš jų yra geras. Klausimas, ką mes panaudosime. Ir iš tikrųjų, kaip dabar pasirinkti teisingesnį tą mobilų įrenginį, apie kurią šiandien ir mano faktas bus labai daug pokalbio, tai būtent kuris iš tikrųjų yra labiausiai tinkantis. Nes jeigu šiandien dienai mes pasižiūrėsim į rinką, tai yra, arba kurie buvo į rinką galbūt nuo metų pradžios, tai buvo standartiniai kompiuteriai. Daugelis jo naudojasi, tai yra nuostabus greitis, gerai galime mes su juo dirbti. Tikrai žinau, kad visos programos, kurias aš turėjau prieš 2, 3, 4 ar net 6 metus, man pasileis ant to pačio kompiuterio. Saugumas, jeigu tam, kas yra verslo klientai čia, saugumas irgi yra geriausias ant standartinių kompiuterių. Bet vėlgi išėjo tie tapšninukai, tabletai prieš keletą metų ir ką jie atnešė su savim.
Tarsi tai, kad jie ploni, lengvi, gražus, ar ne? Tai yra svarbu. Tai, kad jie yra lietimui jautrus, kitas pobūdis darbo ir baterijos gyvenimo, kad visą dieną tu gali dirbti su įrenginiu. Tai iš tikrųjų yra daugelis žmonių, kurie sako, okei, aš turiu kompiuterį, bet ar man reikalingas tabletas? Aš noriu iš tikrųjų turėti tokį įrenginį, kuris būtų iš tikrųjų pakankamai galingas, kad aš galėčiau dirbti normalius darbus, bet toks pat lengvas ir tiek pat baterijos gyvenimo ilgas laikas, kad aš galėčiau su juo keliauti po pasaulį, po Lietuvą, nesvarbu, ir kad galėčiau irgi toliau dirbti su juo. Tai iš tikrųjų su šita vizija, kada man jo reikia ir tabletas, kada man jo norisi, su šita vizija mes sukūrėm produktą, kuris vadinasi Ultrabook. Ir iš tikrųjų, kai mes mąstėme apie šitą renginį, buvo viskas svarbu, ko iš tikrųjų nori vartotojas. Tarsime, kad jam iš tikrųjų reikalingas tas būtent geras baterijos gyvenimo laikas. Kad įrenginys turi būti plonas, kad įsidėjus į kuprinę, į savo kažkokią tašę, ne lietuviškas žodis, tai kad mes nejaustumėm šito svorio įrenginio, arba moterims iš tikrųjų, kad jeigu jos nusiperka ir įsidėtų į savo rankinuką ir iš tikrųjų nebūtų to nukarusio peties, tai buvo vienas iš tų dalykų. Kitas dalykas, jeigu vėlgi mes lyginam, kad jeigu mes išleidžiam įrenginį ploną ir lengvą, kad nenukentėtų storis, nes plonas, vėlgi, ir našumas beje, kad nenukentėtų. Tai, kad mes jeigu padarom plonytį įrenginį, kurio ir anksčiau buvo prieš keletą metų, tačiau našumas jų buvo nepakankamai geras, kad žmonės jos pirktų. Stilius vienareikšmiškai. Kitas dalykas vėlgi. Mes pripratom prie telefonų išmaniųjų, mes pripratom prie tabletų, kad kai aš jį paspaudu, jis išsijungia, kai aš jį paspaudu, jis greitai pasikrauna. To dalyko nėra ar nebuvo nešiojimuose kompiuterio, kad jis pasikrautų ten per keletą sekundžių. Šitą dalyką mes irgi atkreipim dėmesį. Tai iš tikrųjų, kai kurdami šitos įrenginius, mes žiūrėjome tos pagrindinius dalykus, kad žmogus turėtų įrenginį, kuriuo galėtų mėgautis, didžiuotis ir, aš kaip kartais sakau, netgi pasigirti prieš draugus. Kita vertus, Ultrabook tipo kompiuteriai. Daugelis žmonių nežino, bet iš tikrųjų Ultrabook vardas yra sukurtas Intel ir ne kiekvienas gamintojas išleidžiantis bet kokį kompiuterį galėtų tą kompiuterį pavadinti Ultrabook. Nes iš tikrųjų mes norim, kad Ultrabook tipo gaminys būtų kažko išskirtinis. Šiandien dienai yra tokie pagrindiniai reikalavimai Ultrabook tipo kompiuteriams. Vienas iš jų, aišku, turi turėti antros arba trečios kartos mūsų Intel Core procesorių. Tam, kad iš tikrųjų mes užtikrintumėm, kad jūs turite tikrai galingą kompiuterį. Kitu atveju, kaip aš sakiau, storis. Storis svarbus, kad iš tikrųjų būtų plonas, tai mes esame porą tokių dalykų išleidę, kad jeigu mes turime kompiuterį, kuris yra ekranas mažesnis, tai yra 11, 12 ar 13 colių, jo storis turi būti storiausiai vietoje neviršyti 18 mm. Ir iš tikrųjų, kaip ir sakiau, aš turiu begalės pavyzdžių pas save ant stalo čia. Keletą renginių, kaip pavyzdžiui, Toshibos ar Samsung renginiai, kurie yra 13 colių kompiuteriai, kaip ir nedidukai, tačiau ploni, jie yra iki 18 mm. Samsungas šitas 9 serijos, ko gero, yra vienas ploniausių, jeigu aš neprisimenu tiksliai, yra apie 14 mm. Aš vieną tokį pavyzdį turiu. Aš turiu savo dar nepakeistą Intel kompanijas, bet man jau žada pakeisti greitai. Kompiuterį, kurį aš labai didžiavausi, kai aš gavau prieš kiek metų? Aš jį gavau maždaug prieš 2,5 metų. Tai iš tikrųjų 12 colių. Aš įsimesdavau į kuprinę ir džiaugiausi, kad aš jo nejaučiu. Ir pagal mane jis tada buvo nuostabiai plonas kompiuteris. Tai dabar mes palyginsim su to kompiuteriu, kurį dabar išleidom, 13 colių. Tai mes galime pažiūrėti, kaip tai atrodo. Jūs galite pažiūrėti skirtumą storio. Yra daugiau negu 2 kartus. Ir iš tikrųjų tokį įrenginį, aš galiu netgi taip prieš save parodyti, ar ne, kaip puikiai atrodo jis. Jis yra stipriai plonesnis negu bet kuris kitas. Jeigu mes žiūrėsim į kitą sritį, arba vienas pirmųjų įrenginių, kurie irgi pasirodė, Ultrabook'ų, Asus ZenBookas, kuris iš tikrųjų irgi plonas, visas metalinis korpusas. Iš tikrųjų, kaip aš sakau, žmonės, kodėl turi išsirinkti tokius dalykus? Jie turėjo pirmiausia ateiti, paimti juos ir paliesti. Kai jie paliečia, jie supranta, iš tikrųjų, ant kiek šitas kūrinys yra
gražus. Tai aš kalbu apie visus Ultrabook stilio kompiuterius, ne vieną tikrai apie Asusą. Tai va čia mes, kai turim įrenginius, kur yra iki 13 colių. O jeigu mes norim turėti kompiuterį, kuris būtų didelis, ar ne, 14-15 colių, tai šitiems kompiuteriams mes irgi turim tam tikrą reikalavimą. Tai yra, jeigu kompiuteris yra didesnis ekrano sklaida negu 14, tai storis turi būti nedidesnis negu 21 mm. Tai vėlgi pavyzdys yra, kaip prieš mane yra Lenovo X-Carbonas, kuris yra plonytis, arba Acerio modeliukas, kuris taip pat yra pakankamai plonas, jūs galite pasižiūrėti, arba yra ploni renginiai. Tai vat jie atitinka tos reikalavimus, kad iki ten 21 mm. Nors 1 mm jie viršyje, mes automatiškai turim, tai nebevadinam Ultrabooku, tai yra tiesiog galbūt plonesnis įrenginys. Tai vat storis yra pakankamai svarbus. Kitas dalykas, kur vėlgi mes turim svarbų dalyką, kai mes žiūrime į Ultrabooką, kiekvienas turi, kad mažiausiai 5 valandos darbo baterijos. Ir šitas yra su Mobile Mark testu baterijos gyvenimo. Mes, kaip Intel kompanija, rekomenduojame 8 valandas. Tai va čia pirminis dalykas, kurį mes buvom padarę, tai yra 5 valandų testas, kurį mes pažiūrime. Jeigu gyvena, Ultrabooko vardas irgi gali turėti. Dar vienas dalykas, kuris svarbus Ultrabookui, tai kad iš Hibernate, tai yra, kai mes kompiuterį nuvedame į Hibernate, jis pakilti turi mažiau negu per 7 sekundės. Šiandien dienai, jeigu pažiūrėsim senesnius kompiuterius, kai buvo dar XP, visą kitą, iš Hibernate jie pakildavo iki minutės. Tabletas pakyla, jeigu aš nekylu, per kelias sekundės, MacBookas atrodo virš 10 sekundžių, tai Ultrabookas pakyla iki 7 sekundžių. Tai yra labai greitas laikas, kai iš Hibernate mes pakilame. Ir aišku, išjungus, įsijungia faktiškai automatiškai. Kas dar yra svarbu, kad mes kalbam apie tam tikros saugumo programas. Yra tam tikros programos, kurios turi būti privalomos kompiuteryje. Tai yra saugumas. Intel Anti-Theft technologija. Aš apie ją turiu atskirą skaidrį prašnekėsiu. Ir beje, kiekvienas Ultrabookas, mes sakom, turi turėti tą, kad dirbs Ultrabooku, turim turėti programinį įrangą. Tai šiuo atveju visi Ultrabookai eina su Microsoft Windows operacinė sistema. Nebent tai būtų, aišku, Apple'as, kuris eina su savo OS sistema. Tai yra minimalus reikalavimų Ultrabookui. Tai iš tikrųjų, jeigu vėlgi mes pasižiūrėsim įrenginius, mes turim rinką Ultrabookus, standartiniai kompiuteriai, netbookai, kurie vis dar yra ir populiarūs, ir yra tie tabletai, tapšninukai, kurie iš tikrųjų labiausiai tinkanti jūs. Jeigu mes pažiūrėsime dabar tabletus, apie juos aš turėsiu irgi sekančią skaidrę, tai iš tikrųjų nuostabus maži renginiai, kurie tinka kelioniai, pasižiūrėti filmus, ryte lovai paskaityti, yra nuostabus dalykas. Jeigu mes žiūrėsim netbookus, tai jų yra tas pats, kas ir tabletų darbus jis atlieka absoliučiai tos pačius, tik tiek, kad jis turi klaviatūrą, tai yra mažas kompiuteriukas. Ir būtent žmonėms, kurie galbūt negali įpirkti brangaus kompiuterio, negali įpirkti tableto, šitas įrenginukas yra skirtas būtent tiems elementariems dalims, kaip mes netgi sakom, tai yra kelionės kompanionas, ar ne? Standartinis kompiuteris, aš manau, visi iš jūsų žino, kas tai yra. Tai yra ir žaidimams, ir darbų, ir kelioniai, bet kuriems darbams tinkantis. Ir dabar mes turim tą Ultrabook kategoriją, kur yra tas pats, kas yra standartinis kompiuteris, tik tiek, kad turi ilgesnį baterijos gyvenimo laiką, gali būti lietimui jautrus ekranas, tikrai stiliaus atžvilgiu vienareikšmiškai laimi prieš bet kokį kitą kompiuterį. Aišku, jeigu tie žmonės, kurie sakys, okei, Ultrabookas, integruota grafika pagrindinėse yra kaip man, kuris aš noriu pažaisti žaidimus galbūt galingesnius. Aš vieną iš pavyzdžių turiu Asuso Ultrabook tipo kompiuterį, kuris irgi yra 15, man atrodo, colių. Ir jame jau yra į vidų įmontuota būtent išorinė grafinė plokštė tiems žmonėms, kurie nori pažaisti žaidimus. Beje, aišku, aš čia turiu tik keletą pavyzdžių, kuriuos atsinešiau gamintojų, bet mes dar turime ir Dello, turime ir HP modeliai, Sony modeliai, verslui skirti modeliai šiemet išleido, vieni pirmųjų verslui skirti modelius išleido Toshiba, HP, ką tik anonsavo EliteBooką savo skirtą modelį, tai vėlgi jie yra skirti visoms sritims. Vieną dalyką dar pamiršau paminėti, kad mes turime tą Ultrabook tipo kompiuterį, kurį sakome, kad
kompiuteris, kai noriu, tabletas, kai man jo reikia. Tai aš vieną tokį pavyzdį, kurį gavau, kad parodyti, link ko kompiuterį gali eiti, tai mes turim Ultrabook tipo kompiuterį, ar ne, kuris yra plonas, gražus, bet iš tikrųjų, jeigu aš noriu tableto, aš tiesiog galiu jį paversti, paguldyti ir dabar aš turiu tabletą. Galbūt, aišku, jis storesnis yra, bet jis yra su Core procesorium, Core i5 procesorium ir būtent jis yra jau lietimui jautrus ekranas ir aš su juo galiu jau dirbti tada, kada man jo reikia. Jis puikiai tam tinkamas. Tai vat būtent tokio tipo kompiuterį mes jau galime rasti pas parduotuvės. Tai yra iš Toshibos, yra iš Dello, yra iš kitų gamintojų ir aš tikrai galiu garantuoti, kad kitą metą tokių renginių ateis dar daugiau. Dabar vėlgi minėjau tokį dalyką, kad vienas iš programos, kurios privalomai turi būti, tai yra, kad vadintųsi Ultrabook, tai Intel Anti-Theft programa. Technologija, labiau pasakyčiau taip. Tai yra įmontuota technologija į patį kompiuterio vidų ir šita technologija leidžia apsaugoti jūsų kompiuterį nuo vagių. Dabar kaip tai padaro? Iš tikrųjų, ar ne? Iš karto gimsta klausimas. Tai visų pirma, tam aišku reikalinga papildoma programinė įranga. Mes turime 3 gamintojus, kurie gamina programinę įrangą. Tai yra Absolute Software, tai yra McAfee ir Intelis, kur mes instaliuojame agentą, nueiname, užregistruojame savo kompiuterį, kad jis turi programą tokią, tai yra aktyvuojame Anti-Theft technologiją savo kompiuterį ir jeigu, vadinkim, jūs paliekate kavinėje savo kompiuterį netyčia arba jūs kavinėje pavogė, jūs tai pastebite, jūs nueinate į to programinės įrangos gamintojo puslapį ir pasakot, mano kompiuteris pavogtas, padedat paukštelį. Tai kai tik jūsų kompiuteris pavogtasis prisijungs prie interneto, jis iš karto gaus šitą mirtiną piliulę vadinamąją ir automatiškai išsijungs. Automatiškai. Vagis negalės nieko padaryti, tik ekrane bus tekstas, kurį jūs užrašysite, kaip pavyzdys, šitas kompiuteris blokuotas Anti-Theft technologijos, prašoma kreiptis į savininką ir grąžinti jam kompiuterį. Kai kurie gali klausti, bet kaip tai, tarsi, jeigu aš perinstaliuosiu ten BIOSą, perinstaliuosiu operacinę sistemą, kaip ir minėjau, Anti-Theft technologija yra geležies technologija, tai yra jį įdėta į motininę plokštę, į procesorių kartu dirba ir bet koks perinstaliuojamas programinės įrangos neįtakoja. Tai vadinasi, tik tais jūs pats nuėję į puslapį ir nuėjame varnelę, kad pavogtas, gauname kodą, galite atgal aktyvuoti kompiuterį, kad jis vėl pradėtų veikti. Kitu atveju vagis arba eina pas kažkokį meistriuką ir sako, tu man sutvarkyk, tačiau meistriukas sako, atsiprašom, šitas kompiuteris yra vogta, mes turim grąžinti, arba vagis turi šitą kompiuterį išmesti lauk į šiukšlių dėžę, nes jis bus visiškai nenaudingas. Kita vertus, jeigu mes pasirinkam teisingą programinę įrangą, kuri iš tikrųjų Anti-Theft technologija leidžia dar tokį dalyką, kad per Google Maps'us sekti, kur paskutinį kartą buvai prisijungęs prie interneto. Tai jūs kiekvieną kartą galite pasižiūrėti, kur kompiuteris buvo paskutinį kartą prisijungęs prie interneto. Taip kad jeigu dingsta, jūs galite nueiti į puslapį ir stebėti, kada kompiuteris ir kurioje vietoje buvo paskutinį kartą prisijungęs. Ir galim sakyti, nustatyti vagį, ar ne? Yra ir tokia galimybė. Ir tiesiog trumpai, šita technologija yra privaloma visose Ultrabook kompiuteriuose. Tai yra, jūs perkat Ultrabook kompiuterį, šita technologija yra viduj. Vienintelis dalykas, ko jums reikia ją aktyvuoti. Kai jūs aktyvuojat, jūs galite tada, aš neskau saugiai, bet saugiau jaustis dėl vagystės. Aišku, kai kurie žmonės gali paklausti, o kam tai reikalinga? Tarsi, kodėl toks yra svarbus dalykas apsaugoti nuo vagystės? Man niekuomet gyvenime nepavogė kompiuterio. Bet pagal statistiką oro uostuose vien Amerikoje kasdieną dingsta mažiausiai 2000 kompiuterių. Yra pavogima vien oro uostuose. Dar nekalbant apie kavinės, taksi ir kitas vietas. Mašinos, kuriuose žmonės palieka savo įrenginius. Šitie įrenginiai tiesiog dingsta ir ką tada daryti? Pirkti naują, kas belieka. Arba galima apsaugoti, kad vagis jo nesinaudotų ir galbūt tikimybė, kad pas jūs įrenginys grįž. Tai, kad iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsime dabar į tos du dalykus. Mes turim Ultrabooką, kuris iš tikrųjų galingas, atitiks visus jūsų poreikius darbams. Jis yra iš tikrųjų plonas, plonesnis bet kuris kompiuteris, kurį jūs turite šiandien dienai namie. Produktyvumas, čia aišku verslo sričiai, greitis, produktyvumas yra du dalykai. Svoris nuo kilogramo, aišku iki kelių kilogramų,
Standartiškai apie 1000 kg 200, 1,5 kg yra svėris, tai iš tikrųjų pakankamai mažas. Lietimui jautrus ekranai. Jeigu šiandien jūs lentynas nueisite, su lietimui jautriu ekranu jau rasite keletą modelių. Aš kaip sakau, kitą metą jų išeis pilną, kurį turėsime. Saugumas, anti-theft technologija, baterijos gyvenimo laikas minimum 5 valandos, kai kuriais atvejais netgi 8 ar 10 valandų, priklausomai nuo gamintojo. Taip kad iš tikrųjų čia yra sprendimas, kuris atitiks, aš manau, bet kurio norus, nebent aišku, tai būtų kai kurie. Tai iš tikrųjų mes turim ultrabook kategoriją. Tai yra tikrai greitas, tikrai stilingas, tikrai saugus. Pasikelia iš Hibernate per 7 sekundės. Kai kurios technologijos yra įdiegtos, kur mes galime nustatyti kompiuterį, kad jeigu mes paliekam ant stalo, mes jį išjungiam ir nueinam į Hibernate, bet galime padaryti taip, kad jūsų mėgiamiausias Facebookas, Twitteris ar ten mailas vis tiek atsinaujintų. Yra ir tokia galimybė. Tam yra papildomas technologijos, kuris įdėtos į ultrabooką. Taip, kad jūs pasileidę ultrabooką iš Hibernate, rasite viską atnaujintą pas save. Ir tuos dalykus, kurie jums yra svarbiausi, tai yra mėgautis filmais, žiūrėti nuotraukas, daryti jas, kurti savo filmukus, visi šitie dalykai jums tikrai padės. Bet vėlgi, grįžtant prie to, kad, aš nusipirkau ultrabooką galbūt, arba aš galbūt nupirkau kompiuterį visai nesenai ir galbūt man nereikalingas dabar ultrabookas bent metams ar kitiems, ir aš esu tas žmogus, kuris visgi nori to tapšninuko, ar ne, lietuviškai pavadinto, tableto. Tai šiemet Intelis truputėlį vėlavo sukurdamas savo naują procesorių, Intel Atom procesorių, tačiau šiemet pristatėm pirmąjį savo procesorių ir išėjo pirmieji renginiai. Šiandien aš prieš save turiu Samsungą ir Acerį, du tipo apsistosiu. Vienas iš jų yra, ar jį galima būtų pavadinti tabletu, iš tikrųjų dar klausimas, galima pavadinti jį tabletu kompiuteriu, kadangi jis turi klaviatūrą papildomą, jame yra įmontuotas Core i3, Core i5, Core i7 procesorius beje. Tai yra galingas, ar ne? Bet kita vertus, tai yra kompiuteris, kai man jo reikia. Bet jeigu aš noriu jį pasimti su savim, sekundėlę, aš galiu jį išsitraukti ir pas mane jis tampa tabletas. Tai aš galiu pasimti kelionę. Bet kaip ir minėjau, jame yra Core i3, Core i5, Core i7. Jis gali atlikti ir galingesnius darbus negu standartiniai tabletai. Ir aišku, visą kitą ekranas ir nėra sunkus. Taip kad klaviatūrą galime imtis pas save arba klaviatūrą galime pasilikti darbo vietoje. Lengvai įsistato. Kitas iš pavyzdžių, ką aš turiu su savim, tai yra Acerio Iconija su Atom procesorium. Ir būtent šitas yra sukurtas tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų nori kelionėje turėti gerą aparatą, kaip aš pavadinsiu, ar ne. Ir vėlgi, jis taip pat turi papildomą klaviatūrą, tada, jeigu mes norėtumėm tiesiog dirbti su klaviatūra, ir lengvai išsiema, ir mes jį galim turėti kaip tabletą bet kuriuo atveju. Kiekvienas iš jų yra su Windows 8 operacinė sistema. Jeigu, aišku, paklausite Android dar šiandien dienai nepalaiko tabletai su Intel procesoriais. Bet vis tiek, tai yra, jūs galite naršyti internete, HD video žiūrėti. Baterijos gyvenimą, jeigu kai kurie norės ginčytis, Intelis niekuomet neturėjo procesorius, kuris prilygtų mūsų konkurentams dėl baterijos gyvenimo laiko, tai su šiuo nauju Atom procesorium aš drįsčiausi ginčytis. Jis laiko tiek pat valandų, netgi video pragrojime, jis gali išlaikyti ilgiau negu mūsų konkurenciniai produktai. Taip kad iš tikrųjų, tiem, kas nori tableto, prašau, irgi yra pasirinkimas. Ir aš parodžiu du modelius, yra Samsungo ir Acerio Iconija, bet iš tikrųjų jau rinkoje mes turime produktų iš Asuso. Tuoj pasirodys iš Hewlett Packardo, iš Dello modeliai. Samsungo daugiau yra modelių, kurie bus ir su Atomu, ir bus su normaliais procesoriais. Taip, kad kiekvienas iš gamintojų pristatys įvairių tipų tabletus, kuriuos jūs galėsite. Ir kas yra dar svarbiau, jeigu jūs turite programų tam tikrų, kurios turėtų pasidarę su kompiuteriu, jūs lengvai galėsite įdėti šitos tabletus ir tikrai žinosite, kad jie veiks, kad jie būtent bus suderinami su senesnėm programom. Tai, kad iš tikrųjų, jeigu mes šiandien dienai pasižiūrėsime, ir aš manau, ne tik šiandien dienai, bet ir pažiūrėsime ateičiai, ultrabookas ko gero yra geriausias pasirinkimas. Kai tu nori turėti iš tikrųjų gerą kompiuterį, kad jis būtų ir stilingas,
kad kompiuteris iš tikrųjų būtų greitas, būtų lengvas, ilgas baterijos gyvenimo laikas. Jeigu mes esam tie žmonės, kurie iš tikrųjų ir mėgstam lietimų jautrius ekranus, tarsi mes norim turėti kaip ir tabletą, tarsi tokių įrenginių jau yra mūsų rinkoje, yra iš Dell, yra iš Asus, pasirodys iš kitų gamintojų tuoj. Ir mes turėsim tą didelį pasirinkimą, kad mes įsirinksime tą kompiuterių gamintoją, kuris mums patinka, su lietimo jautriu ekranu. Kaip aš minėjau, jeigu mes norėsime, kad jis būtų kaip ir tabletas, kaip ir kompiuteris, kaip pavyzdys šitas Dellas, ar ne, kad dirbsim kaip su standartiniu kompiuteriu, kai mums jo reikia, ir pasidarysim tableto, kai mes jo norim. Ir tokių įrenginių jau yra, ir ne tik iš Dell, yra, kaip ir minėjau, iš Toshibos, ir pasirodys ir jų daugiau. Visi šitie įrenginiai iš tikrųjų nudžiugins daugelį širdį. Aš tikrai tom net nebijoju. Taip kad iš tikrųjų, ko gero, geriausias pasirinkimas yra visų pirma su Intel procesoriais Core 3, Core 5, Core 7. Ir jeigu įrenginys, kuris net nebijoju, kurį jūs palietus, jūs tikrai užsimanysit. Tai bus Intel Ultrabook tipo kompiuteriai. Tai iš tikrųjų tiek, kiek aš šiandien norėjau papasakoti jums, glaustai, trumpai, neišsiplečiant į technologinius dalykus, į techninius klausimus per daug. Ir manau, dabar yra eilė klausimų. Aš dar pereisiu, pasižiūrėsiu, kokius klausimus jūs uždavėt ir bandysiu juos jums atsakyti. Pirmas klausimas. Jeigu man reikia kompiuterį tiesiog e-mailui ir paprastam internetui, kokį pasiūlymėt modelį? Kad būtų optimalus kainos ir kokybės variantas, bet noriu nešiotis jis visur su savimi ir kad nereikėtų kas valandą rozetės ieškoti. Neblogas klausimas. Iš tikrųjų, vienas šitų niuansų aš pasakiau, kai aš rodžiau pozicionavimą, Atom, Celeron, Pentium, kiekvienas iš jų yra. Jeigu mums norime iš tikrųjų kompiuterio, ilgiausias baterijos gyvenimo laikas bus natūraliai su Atom procesorių ilgiausias. Tai vienas iš tų modelių, kur aš rodžiau kaip tabletas, kaip kompiuteris, jis iš tikrųjų e-mailui yra tikrai pakankamai geras ir paprastam internetui. Netbooko tipo kompiuteriukai maži, jie irgi iš tikrųjų tam atitinka. Kita vertus, kaip ir sakiau, išėjo tie tabletai, aišku, jie yra brangesni, daug brangesni negu tie pigesni kompiuteriai. Tai paprastiems dalykams Atom procesorių turi tikrai užtekti. Tiesiog mailui ir mailų skaitimui. Okay? Sekantis. Kur galėčiau daugiau sužinoti apie tą, turiu galvoje lietuviškai. Aha. Jo, aš iš tikrųjų labai atsiprašau, kad mano turinys buvo angliškas, kadangi neturiu lietuviško turinio. Dėja, šitas seminaras, ko gero, yra vienintelis lietuviškas seminaras apie Intel procesorius ir daugiau medžiagos yra tik tais angliškai. Bet dėkui iš klausimą. Kitas klausimas. Sakoma, kad tabletas tai tik brangus žaislas, žinoms paskaityti ir paštą pasitikrinti. Kuo jis pranašesnis už išmanųjį telefoną? Tik dėl ekrano dydžio? Ar tik dėl ekrano dydžio? Aš šiek tiek sutinku su šito klausimu. Teisybę pasakius, man irgi tabletas šiandien dienai tai yra, aš nesakyčiau, jis žaislas. Jis yra iš tikrųjų labiau kelionės kompanionas. Kai tu nori paskaityti laišką, keliauti, nereikia baterijos, tau reikalingas baterijos laikas, bet nereikalingas didelis kompiuterio dydis, jis yra nuostabus įrenginys. Bet jeigu mes norim rimčiau padirbėti su klaviatūra arba rimtesnį foto pakeisti ar video, iš tikrųjų niekas negali šiandien dieną dar pakeisti standartinio kompiuterio. Tai su šito aš iš tikrųjų sutinku. Kita vertus, galima su klaviatūra įsigyti dabartinius, kur gali šiek tiek pagelbėti, vadinkim, to daro, bet šiandien dienai tai yra kompanionas. Kaip ir aš sakiau, netbookas yra kompanionas, kai mes norime naudotis. Ir dar vienas dalykas, ko nepasakiau, netgi užsienyje ir presui visur kitur yra sakoma, kad netbookas ir tabletas iš tikrųjų yra, angliškas tas žodis yra consumption devices. Tai vadinasi, kad mes siunčiamės programas ir mes jas vartojam. O standartinis kompiuteris, ypač kai aš sakau vaikams ar visai, tai yra creation, kai tu gali parsisiųsti programas ir vartoti, bet iš tikrųjų yra programų, kuri tu kuri medžiagą, kuri foto, video, albumus, viską, bet tu išnaudoji savo potencialą, ne vien tik naudoji, ką kiti sukūrė. Kitas klausimas. Ar galite pakartoti, kuo notebookas skiriasi nuo ultrabooko? Ačiū. Du dalykai, yra keletą dalykų notebookas ir ultrabookas. Visų pirma, ultrabookas visuomet bus plonesnis nuo standartinio notebooko. Tai yra vienas dalykas, nes, kaip prisimenat, aš sakiau, yra būtinai reguliuojamas aukštis, tam tikras, kad atitiktų svorio parametro. Našumas, aišku, bus jo panašus. Privalomas pas ultrabooką yra tam tikros technologijos.
vienas iš tų dalykų, kaip prasidėjo, Intel anti-theft technologija, tai apsauga nuo vagystės. Kitas dalykas tai yra, kad iš Hibernate pakiltų per 7 sekundės. Tai yra privalomas dalykas. Daugelį ultrabookų turi pas save SSD diskus, tai automatiškai sukasi greičiau, arba turi tą hybridą, kai mažas flashas ar mažas SSD diskas yra standartinis, tam, kad ultrabooko kaina būtų mažesnė, tam, kad vėlgi programos susikrautų, jos greičiau dirbtų, bet kai reikia papildomos vietos, mes dedame standartinį diską. Taip pat programa, kuri ultrabookose vėlgi kas turi būti, tai kad mes galėtumėm, kad mūsų programos atsinaujintų nuolatinai, kai kompiuteris yra miego režime, kaip ir sakiau. Jeigu mes nusistatysim teisingai, tiek Facebookas, Twitteris, mailas, viskas atsinaujins, jeigu kompiuteris bus miego režime. Privaloma. Šiandien dienai mes turim tokius parametrus. Kitą metą, vadinkim, jeigu aš kitą metą vėlgi mes sugalvosim padaryti tokį seminarą apie ultrabookus, aš jau žinau iš tikrųjų, kas bus kitų metų rudenį, tačiau bus papildomų technologijų, kurias bus vėlgi, nešiojamam kompiuteriui jų nebus, bet ultrabookams tai bus standartas. Netgi šiandien ultrabookams dar tų technologijų nėra. Bet kitą metą tos technologijos ateis į ultrabookus. Kiekvienais metais ultrabookas turės vis naujų technologijų, kurios, vadinkim taip, pagelbės jūsų kasdieniniam gyvenime. Kitas klausimas. Kokia jūsų nuomonė apie Apple? Nemačiau atnešto jokio pavyzdžio. Ar Intel dirba su Apple? Aš kaip sakau, Apple yra Apple, ar ne? Jie turi savo kelionės tikslą. Kita vertus, jeigu pasižiūrėsite į Apple stalinius kompiuterius ir pažiūrėsite nešiojimus, visose juose yra Intel Core procesoriai. Taip kad Intel dirba su Apple. Ir Intel iš tikrųjų padeda Apple sukurti ne išorinį, bet mes kaip sakom, technologinį dizainą, kad jų kompiuteriai irgi galėtų būti gražus ir galingi. Jūsų nuomonė, kiek metų man tarnaus naujas ultrabookas? Vidutiniškai nustatytas terminas. Toks, aišku, aš jeigu pasakyčiau 2-3 metai, būčiau toks griežtas ir pasakyčiau, vaikų tu išmesi iš rankų, to netarnaus ir tiek, ar ne? Aišku, čia jokais, bet tas terminas iš tikrųjų aš neimčiau vien tik apie ultrabooką, aš bendrai išskirčiau kompiuterius, bet kuriuos. Nes jeigu mes paimsim pigiausius kompiuterius, kurie žmonės dažnai nežinodami apie kompiuterius išleidžia ten 1,500, praeina ten 2 metai ir žmogus nori kažką daugiau paveikti, arba išeina naujos programos, išeina kažkas naujesnio, mes norime kažką greitesnio ir žiūrėk, tas kompiuteris nebepaveža. Arba jeigu yra vaikų ir jie paauga ir jie pradeda žaisti, viskas, kompiuterį reikia keisti. Tai aš kaip sakau, kompiuteris tikrai, kai mes nusipirksim Core 3, Core 5, bent 3-4 metus tarnaus. Jis turi tarnauti. Nebent, aišku, techniniai gedimai, bet mes prie to neeikim. Tai vat, su Core procesoriais tikrai 3-4 metus. Aš vieną netgi pažįstamą turiu, kuris nusipirko Core 2 Quad. Kažkada buvo tokie procesoriai prieš 3 metų. Ir jis sako, žinai ką, Ramūnai, aš turiu šitą procesorių ir jis man yra daugiau negu 3 metai senumo, bet man viską veža, man jo dar reikia. Ir sako, aš dar turbūt tos 2 metus tikrai su juo dirbsiu. Bet jis būtent tada nusipirko vieną iš tų galingesnių, tai yra, jeigu mes prilyginsim šiandien dienai Core 5, Core 7, tai aš tikrai neabejoju, kad 3 metus į priekį, 4 metus jūs tikrai neturėtume turėti vargo su visom naujesnėm programom. Sekantis klausimas. Kaip yra išspręsta ultrabookų aušinimo sistema? Nes jeigu greitas, tuo ir kaista greičiau, ar ne? Tai ultrabookuose nėra dedami standartiniai procesoriai. Ultrabookuose yra dedami ultra-low voltage procesoriai. Tai šiandien dieną, jeigu mes standartinius nešiojamus kompiuterius turim 25 arba 35 vatai, tai ultrabookuose yra 17 vatų procesoriai ir ateityje dar tų vatų sumažės. Tai iš tikrųjų šitas dalykas tikrai pagelbėja nuo mažesnio kaitimo, ar ne? Šiek tiek aišku yra, bet tom ir išspręs. Ir kai kurie netgi ultrabookai netgi neturi aktyvaus aušinimo, užtenka šito pasyvaus, kad ventiliatorius nedirbtų baisiai garsiai. Labai gražus žodis tapšninukas. Čia Intel sugalvojo tokį vertimą. Iš tikrųjų, ne. Aš tokį tapšninuką išgirdau pats viename iš savo seminarų, kai vienas iš kompiuterių pardavėjų sako, jūs žinojate, kad tabletas vadinasi tapšninukas. Tai taip aš jį ir sužinojau ir aš bandau jį pritaikyti, nes jis yra, toks mielas. Liaudiškai tariant, fainas, ar ne? Ir aš jį karts nuo karto ir pavartoju. Ar jis prigis? Čia yra klausimas, bet karts nuo karto tokį žodį pavartoti, kuris mielas, tikrai nėra blogai. Tai ačiū iš tikrųjų už klausimus jums ir atsiprašau, jeigu kokių nors klausimų nepaliečiau ir neatsakiau kokių nors klausimą. Ir tikiuosi, jums tai buvo įdomu ir verta ir vertinga ir jūs iš tikrųjų išsirinksit įrenginį toks, kuris jums reikalingas. Ir pabaigai iš tikrųjų nepabėkit. Įdomumai vienas filmukas
kuris parodo, kaip iš tikrųjų Intel procesorius gali pakeisti būdą. Trumpas, bet fainas. Sėkmės. Iki. Boring! Are they penguins or are they sloths? They want a show? We'll give them a show. Ready, Kowalski? Roger that. Operation Rico Star is afoot. Bingo. Look at him go! He's crack-a-lackin'! Mission accomplished. No more smiling and waving for us, boys. High fives all around. When the second generation Intel Core i5 processor goes in, amazing visual performance comes out. That's visibly smart.